turėtumėt prižiūrėti, kaip yra laikomas, ar tik pastatom ženklą ir puiku jau yra. Žiūrėkite, už policiją negaliu, nors mano žmona, žinote, dirba policijos pareigūnė, bet negaliu sakyti, dabar vyksta irgi reorganizacija, tarp kitko atsiranda miesto rajono policijos komisariatas ir yra vyriausias policijos komisariatas Alytaus apskrities. Tai šitoje vietoje policija priima sprendimus, kur budėti, kaip daryti ir panašiai. Tik tai aš gal pasakysiu, kad turėsim vieną naujieną dėl kamerų stebėjimo, kad stebėsime kameras daugiau ir čia tuoj bus labai gerų naujienų, kad miestas bus dar saugesnis. Šiaip, tarp kitko, paskutinio pusmečio duomenys, Alytus yra saugiausia Lietuvoje apskritis. Tai iš visų apskričių mūsų apskritis yra saugiausia. Bet noras dar turėti geresnį rezultatą, bet apie tai mes pasidalinsime naujienomis. Dėl to, kad nebuvo centralizacijos. Visai būna. Žiūrėkite, aš gyvenu daugiabučiam name. Kaimynas irgi užsikūrė ryte skuta langus, tai dabar ką aš turiu skambinti policijai? Tai nesulyginami dalykai, kur yra Jie irgi ilgai skuta. ir vibracija Išdaužyt langus kur yra nereiks. metras. Kas tie stato? Savi, va, ne savivaldybė stato, kaip gyventojai. Nevažiuom į savo kiemą, tinkim atsidaryti vartelius ir panašiai, pastatom gatvį. Kitas pastato, tada važiuoja per vidurį kažkas, vaikai bėgioja. Tiesiog parašykit prašymą, jeigu gatvėje yra daugiau gyventojų, surinkti daugiau parašų, kad visi būtų patenkinti, kad nebūtų taip, kad vienas paprašė pastatyti ženklą stovėti draudžiamą, tada kiti negali statyti, kiti vėl rašo kitą posėdį, vėl persvarsto. Susirinkit gatvės gyventojų parašus, pateikit prašymą, pastatysim kelio ženklus, kaip norės. Kai meras galiu pasakyti, visos pusės nori, kad kitoj pusėje statytų, ne jų pusėje. Nes iš principo, tai tau patogu, o kad kaimynas neturi, tai nesvarbu. Tai žinokit, ir gyventojai nesurinkia parašų tada. Mes sakom, gerai, kurioj pusėje statom? Lelijų gatvė, ta pati. Pristatyti, nesusitarė niekaip. Tas pats būna su greičio mažinimo kalneliais, ir iki kalnelių, gerai, sakau, prie kurio namo, tyla. Nes privažiuoja bumstelna, tada pradeda gazuoti, tada dūmai. Ne, žiūrėkit, merė reikia, bet va ten, prie to namo. Tas atėjęs namo sako, ne, prie ano namo. Ir visi pirštais rodo, susitarkit, reikia kalnelių bus.